Sausio 13-osios aukos pagerbtos ir šalies mokyklose. Šįryt prieš pradedant pamokas mokyklų languose įžiebtos žvakutės. Dar gerai neišaušus, o mokyklose dar neįžiebų šviesų, žvakutės uždegtos keliuose šimtuose mokyklų. 10 minučių, kad ir moksleiviai ir praeiviai bent trumpam atmintų tragiškus sausio 13-osios įvykius. Ir mūsų vieno mokinio tėvelį peršovė. Degant atminimo žvakutėms, mokytojai sako apie istorinę datą moksleiviams galintys pasakoti ne iš knygų, bet iš savo patirties. Vaikai išsigandusiom akim, kad reikia eiti namo, čia tankai važiuoja. Mes buvom pačios ir mokytos pasimetę, mes to viso netikėjom, nežinom kaip elgtis. Tada jau nutarėm grupelėmis tos vaikus lydėti namo, nes čia stovėjo tankas jau prie krašto apsaugos. O vaikai, aišku, norėjo pačiupinėti, pažiūrėti tą tanką, jiem tai nebuvo suprantama. Šie trečiokai sako, dar prieš pradedant pasakoti mokytojai apie sausio 13-ąją girdėję iš tėvų ir senelių. Važiavo tankai visur, kad mano mama irgi tenais norėjo, bet mano močiutė neleido. Aš žinau, kad Viršuliškių gatve važinėjo tankai, kad žmonės prie televizijos bokšto vienas ant kito lipo, stumdėsi. Man labai šitas karas buvo labai baisus, nenorėčiau aš to patirti, o tankai tai buvo labai baisus ir kad jie važiavo šitą gatvę labai baisu. Pilietinė akcija Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos šalies mokyklose rengiama jau antrus metus.